patekti įvykio epicentrą čia Kėdainiuose ir netrukus prasidės mano turbūt pats laukiamiausias ir mėgstamiausias snaiperio konkursas. Iš pradžių ant parketo matysim vaikinus iš U17 ir U18 čempionato, vėliau šokio aikštelę vyrukai užleis merginoms. Pataiko, na. Ar 13 ar 15 bus ta apatinė riba? 15 pataiko Moneybalą Padelevičius. Neblogas tempas. Jau turim ir 13 ir reikia neblogos. Ir Moneybalas yra. Moneybalas uždarys. Uždarys Moneybalas. Štai taip. Gal jau matai kokias lažybas iš Rūtos Skanėstų? Už ką statai savo Rūtos saldainius? Aš statau savo saldainius už Vaištarą. Gerai, aš tada už kairį. Antroji serija vėl pradėta super. Pagavo ritmą Vaištaras ir fantastiška pirmų dviejų serijų atomazga. Ojojoj, ką čia Vaištaras išdarinėja, gaila, kad dvigubo metimo nepavyko pataikyti. Atrodo tik vieną Moneybalą kol kas prametęs Vaištaras. Elitinis pasirodymas, 21 taškas. Tai yra daugiau nei solidu ir į kokią nepatogią padėtį. Dabar ką, važiuojam? O gal? Atrodo, intriga vis dar lieka. Tai neblogai. Galima tikėtis 12 taškų, tai reikės dabar sumesti praktiškai diską. Dabar jau pramesti nebegalim. Ajajaj, ir čia yra viskas, galim oficialiai skelbti čempionų Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos atstovą Arną Vaištarą. Ir visi bene geriausi ir žymiausi Lietuvos snaiperiai yra iš Pajūrio. Arnai, kur pinigus dėsi? Iš karto man papasakok. Naujus kedus nusipirksiu. Kelis. 2 poras. Ir viskas. Ir viskas. Treniruotės ir pasiruošimas. Tai toks metikas būsi, kaip sakoma, gyvenime. Nu, tikiuosi.